Jau. Sveiki, sveiki, bičiuliai, damos, ponai, ponios, gerbėmieji ir gerbiamosios šalia manęs. Noriu pristatyti Lietuvos pirmąją ponę. Labai malonu, taip ir tęskite. Labai gerbiamą trenerę, labai gerbiamą sportininko žmoną, puikia bičiulė Ana Ringė. Sveikučiai visi, labai malonu. Visų pirma, labai norėčiau padėkoti, kad pakvietei šiandien nusifilmuoti. Mes šiek tiek derinom. Derinom, gal gerą mėnesį, neslėpsim, bet... Kaip sako, derinė ir priderinė. Priderinom, tai tikimės nenuvilsim. Iš tikrųjų, tai čia jūs, bičiuliai, prisiprašėt, nes kažkada buvau uždavęs Instagram'e klausimą, su kuo norėtumėt pamatyti naujų laidų ir tavo vardas buvo minimas keletą kartų. Labai malonu. Tikrai labai malonu. Sovi tekę jau filmuoti keletą laidų ir beje, man labai patiko. Sėdėjau prieš keletą savaičių, tvarkiausi archyvus laidų. Ir atsikasiau pačią pirmąją laidą Sportuojame su, kuri buvo būtent Sovi nufilmuota. Ir toks pasižiūrėjau, žinai, nostalgija. Iš tikrųjų, reikės įmesti, kada kokių istorijų žmonėms, kad prisimintų, nuo ko vis šitos laidos prasidėjo ir kur visa buvo kelio pradžia. Tai va dabar turim 76 laidą jau. Ok. Čia 77 bus. Ne, 6. 6. Jo. Puiku. Ir truputį padaugėjo laidų su merginom. Ir man atrodo, netgi sekanti laida greičiausiai bus su mergina. Jeigu neįterpsiu į tarpą kokio vyruko, bandau. Šiaip pasakysiu šitaip. Dažniausiai su merginom suderint laidą nebūna lengva. Filmavimą. Prašau. Daugiausiai atsišaukusių filmuoti irgi yra merginų. Taip. Ir taip nėra daug. Kur problema? Ką gali kviesti? Kur problema? Moteriška logika. Galbūt nedrąsu. Nedrąsu kalbėti prieš kamerą, prieš kitus, kaip sakant, visą aplinką. Kaip atrodysiu, ar nenusišnekės. Aš manau, daugumą bijo labai nusišnekėti. Taip, vyrukai tipo gali daugiau savaleist, tave? Gali, jie paprašiau, tai žiūrė, jie neapsikrauna iš tikrųjų. Okay. Man dažnai komentaruose rašo, kad aš pertraukinėjau žmonės. Aš pats jau to nebejaučiu. Jeigu aš šiandien tave pertraukinėsiu, man draugiškai sakytumėt pertraukinti. Gerai, sutarta. Aš noriu suprasti, kur aš padarau klaidas. Gerai, bandysim, kaip sakant. Žiūrėkit, pradėsim nuo to, kad mes turim vėl po legendinį V8. Labai geri. Jo, gėrime su Rokučiu per laidą. Taip. Tai dabar ragausim su tavim. Aš žinau, kad ragavus kažkiek. Jo, buvau ragavus, apelsinas mano mėgstamiausias skonis. Tai mano citrina. Gerai. Parkė prie mikrofono. Aš nespėjau. Gerai. Va. Nu ką, cinsin? Jo. Žiauriai geras. O, stalą biškį patrauksiu. Jo. Šitą norėjau paklausti, ar leidi tenais? Į dešinę. Nieko tokio. Ne to dar buvo. Ne to dar buvo, kad filmuojam ir valytos, tai nuvalyti tarp kojų. Šiesis marai. Darbą reikia čia. Čia su siurbliu galėtume. Gerai, pradėsiu nuo to. Pirmiausia, esame naujame Gym Plus sporto klube Savanorių prospekte ir man kažkas skambina. Ko šiandien visiems? Leiskit filmuoti laidą. Sorry, bičiuliai. Taip derinam ilgai, ar ne? Ir vis tiek, tai vienas tai. Tai iš tikrųjų naujas sporto klubas Savanoriuose, dar nebuvau, Ana irgi nėra buvusi, atsidarė labai neseniai. Šį rudenį atvėrė 2 nauji sporto klubai Kaune. Vienas yra Urban Hub'e, tai Lezė, kitaip laisvoje ekonominėje Kauno zonai. Ir čia vienas yra Savanoriuose, iš tikrųjų labai netoli nuo Papildista Shop. Tai jeigu užsukite į Savanorių Gym Plus, drąsiai galite užsukti Papildista Shop. Pastute daisit. Jo, čia kokį 300 metrų tikriausiai, tai koloras geras, gali pasivaikščioti. Tai va, tai pirmą kartą lankausi čia. Antroje laidoje mes tikrai pasportuosime. Žinau, kad bus kažkokia neįprasta treniruotė. Taip, viską pamatysim. Jo. Neužbėkim, kaip sakant, įvykiam už akių. Gerai, tai čia bus antroji mūsų laida. O dabar noriu pasikalbėti, noriu pažinti daugiau tave ir leisti žiūrovam pažinti tave. Taip. Nes ne tik kaip po video įsirinkti žmoną. Jo, va, aš sakyti, dažniausiai tave visi žino ar mato, kaip po video įsirinkti žmoną. Taip. Ir tu tarsi tokia lieki truputį nuo šaly. Leidi vyrui dominuoti. Be abejo. Yra karalius. O kaip alfa. Taip, visiškai. Nėra, kaip sakant, net dėl to jokių priekaištų. Gerai, šiandien nebepiovi, šiandien mes šnekame su Ana ir bandysim pažinti Aną. Tam, kad tave lengviau pažinčiau, gerai, aš šiek tiek pažįstu, kad žiūrovai lengviau pažintų, aš turiu paruošęs blicą. Važiavam. 20 klausimų. Važiavam. Pasiruošęs? Važiavam. Pasiruošęs. Višta ar kiaušinis? Kiaušinis. Audi ar BMW? BMW. Boksas ar bėgimas? Boksas. Paplūdimys ar kalnai? Kalnai.
Žalgiris ar Rytas? Žalgiris, Kaune esame. Lovoje žiūrėti filmą ar vakarėlis? Filmą vienareikšmiškai. Vilnius ar Klaipėda? Klaipėda. Popsas ar house muzika? Popsas. Vasara ar ruduo? Vasara. Kalbų nėra. Laikas su draugais ar būti vienam? Būti vienam. Aukštis ar greitis? Greitis. Proteinas ar kretinas? Kretinas, ko gero. Raudona ar geltona? Raudona. Vienareikšmiškai Rinotim. Kaip kitaip, negali būti. Arbūzas ar bananas? Bananas. Alus ar vynas? Vynas. Rankinukas ar batai? Oi, batai, aišku. Jeigu dar sportiniai, tai kalbų nėra. Šitas bus dabar geras, naujas toks. Aukštas kūdas ar mažas storas? Oi, lemmas, svarbu, žinai. Klausimas įdomus. Aš tiesiog kas, bet pagalvok pati, ką rinktumys. Žinai ką, svarbu intelektualus. Ne, o visa kita. Nėra tokio atsakymo. Rinkėsi vieną iš dviejų. Aukštas kūdas arba mažas ir storas? Aukštas kūdas. Bent jau sveikesnis bus. Okay. Šuo ar beždžionė? Šuo. Miestas ar kaimas? Miestas. Ledai ir burgeris? Burgeris. Viskas. Viskas. Greitai. Galim dar 20-uką. Ne, tai 20. Mes galim ir 100-uką sudarym, aš tikiu. Drąsiai. Tu esi kilus iš Klaipėdos? Taip, esu klaipėdietė. Ir tu užaugai tenais? Gimiau, užaugau ir... Papasako apie savo vaikystę. Labai gerai. Visada buvau labai fiziškai aktyvus vaikas. Be reikalo paklausyti šitą klausimą, žinok, mes įtariu, reikės 2 laidų pokalbių. Buvau ganėtinai visada fiziškai aktyvus vaikas. Užaugusi esu... Bet pačioj Klaipėdoj? Pačioj Klaipėdoj, grinai mieste Klaipėdoj, viskas, kaip sakant, tvarkingai. Tėvai mano, tėtis mano taekwondo treneris buvo labai žinomas ir gerbiamas mūsų mieste. Iki tam tikro amžiaus, kariškis žmogus. Tai užaugau tokioj šeimoje, kur nelabai galbūt turėjau netgi opcijų nesportuoti ir nebūti fiziškai aktyviam vaikui. Nuo gerų 8 metų pradėjau lankyti kovos menus, taekwondo, be abejo. Pas pirmąjį savo trenerį, tai mano tėčio auklėtinis būdas. Tai va, taip 10 metų ir prabėgo. Taekwondo? Taekwondo, taip. Iki 18 metų. Grubiai nuo 8 iki 18, kovos menai, varžybos. Bet būdavo... tik taekwondo? Tik taekwondo. Net nebandžiau absoliučiai jokių kitų būrelių. Galbūt į menus šiek tiek piešimas, bet čia, kaip sakant, tikrai toks minimalus. O iš esmės tai viskas buvo sportas, prasidėjo ir aktyviai, tarpais mokyklai būdama po 2 treniruotės, vieną ryte, kitą po pietų ir tu tarp pamokų derini viską važinėjai. Tai tu tas vaikas, kuris, principė, tos paauglystėje tokio, vis tiek, žinai, pasiautimo klubai, vakarėliai, Spėjau viską, žinai. Aš galvoju, žinai, būna susiduri su tais, kurie augo labai disciplinuotai sporte, ir dažniausiai jie turėjo atsakyti. Ne, viską spėjau, žinok, viską spėjau ir vakarėlių būta ir visko, ko dabar, kaip sakant, visiškai nedarau irgi būta, tai viskas normaliai. Pasilgsti? Ne. Savo jau viskas. Ne. O visi šito talos nematys. Tai, žinok, tarpu ir savo video mes irgi turėjom visokių etapų. Tai va, tai visiškai, kaip sakant, visko bandžius, viską paragavus esu savo laiku ir labai džiaugiuosi, kad dabar visai gyvenimas apsivertė kitaip. Kokia mokinės buvai? Į geresnę pusę. 8. Bet aš supratau, kažkas tai, bet aš visada tikrai mokslam neskirdavau daug laiko, dėmesio, bet aš mokėdavau suktis. Turėdavau ganėtinai ilgą liežuvį ir visą laiką sugebėdavau praslysti, kada man reikėdavo. Kaip atsirado salės sportas, nenoriu ir sakyti žodį iš karto kultūrizmas, nes iki jo reikėjo daryti? Praktiškai, žinok, ganėtinai greitai, tai galėsim prieiti. Taip, keista, žinai, tas su mergino moterim šnekėsi, žinai, kultūrizmas, kaip ir kultūrizmo atstovės, nors iš tikrųjų gal daugiau fitnesas reiktų sakyti, nežinau kaip čia. Žinok, aš sakyčiau, bendrinis žodis, bet kokia atveju yra kultūrizmas. Bodybuilding. Tiesiog yra, kaip sakant, kategorijų skirtumas apimčių mūsų. Tai, o iš esmės mes darome visi tą patį, kaip be pasuktum. Tai realiai 18 metų įvyko konfliktas su mano treneriu, išsiskyrė keliai. Tiesiog išsiskyrė keliai. Aš jau senai, prieš keletą metų buvau savo nusistačius ir jau žinojau, kad pabaigus su taekwondo visą tą, kaip sakant, etapą, aš pereisiu į kultūrizmą, sakykim taip. Jau labai norėjau senai, tiesiog nebuvo galimybių, kirtosi tikslai ir atėjus tam tikram laikui,
po konflikto labai skaudus išėjimas, tikrai man toks buvo vienas iš sunkiausių etapų mano gyvenime, ko gero, tiek metų atiduota ir viskas, kaip ir buvo mintis sieti gyvenimą su tuo, būtent su taekwondo treniravimu, įstojau mokintis, su treneriu konfliktas, aš lieku įstojusi į kūno kultūros ir sporto pedagogiką, bet nežinau, ką toliau daryti savo gyvenimu, nes tiesiog mano... Jau Kaunas. Ne, Klaipėda. Mes Okay. Klaipėdai turim, taip, universitetą. Klaipėdos universitetą. Jo. Ir įstojus, tiesiog, toksai, ką daryti. Tai gerai, labai turiu, kaip sakant, palaikančią ir protingą mamą, kuri atėjo, man taip pinigus ant stalo padėjo. Vaikeli, keliauk į salę, ieškokis, kur eisi, eik sportuok. Nes man jau buvo keletą mėnesių toks vos ne, labai... Pirko mama salės abonentą? Faktiškai davė pinigų. Aha. Sako, eik ieškoti, tu turi sportuoti, nieko nebus. Ta prasme, tu jau blūsti, eini iš proto, jau nuotaikos nėra, tai tiesiog keliauk sportuoti. Okay. Ir ką? Ir iš karto aš greit susiorganizavus, nieko nelaukdama, atėjau į pirmą savo salę. Pirmą salę labai įdomi. Mano pirmoji trenerė buvo Ala Guceva, galbūt žinai. Jo. Taip, tai mano pirmoji trenerė buvo. Okay. Klaipėdoj. Ten pat Artūras Milleris, mes visi tenais pat, čia mūsų buvo jaunystės chebra. Metais, man atrodo. Jo, tai buvo mūsų visa jaunystės chebra, mes tenais pradėjome sportuoti. Ir buvo žiauriai cool, mes atvarėm, iš karto trenerė pamatė, sako, ruošiamės varžybom. O tai tu čia taip ir pas Vilką patekai? Aš pas Vilką nebuvau. Aš nebuvau pas jį, nes Milleris tai buvo. Milleris tai buvo. Milleris buvo. Ir Rovis buvo. Ir Rovis buvo. Aš nebuvau, aš buvau pas Alą Gucevą. Taip, tai prieisim. Ir ką, ir mano trenerytė buvo pirmoji, viskas tvarkoja, labai fainai, mes ten sportavom, leidom laiką ir atsirado jau mano gyvenime Ovidijus tada. Jau į tą tarpelį. Jis man pirmą proteiną bankė didžiulę, tą 2 kilogramų. Pana kabino. Kaip panašiai. Su kava ir proteinu. Labas. Jo, ir ką, ir atsirado Ovidijus mano gyvenime ir aš jau buvau pradėjusi savo pirmą pasiruošimą 2013 metais. Okay. Čia buvo tas pats laikotarpis, kai Ovis dalyvavo Europos čempionate. Ir aš jau buvau pradėjusi, bet turėjau kelio traumą. Kiek tų metų tada buvo? Gaunasi? 19. 19 metų. Pirmas pasiruošimas 19. Jep. Okay. Ir tuomet kažkaip nesėkmingai viskas buvo, nes tada ir metodikos buvo visai treniravimo kitokios, buvo daug nesąmonių tiesiog. Ir aš atėjus iš kovos menų, ten yra savos traumos dar likusios, po šiai dienai yra, kaip sakant, tas atspaudas visas jisai likęs. Ir ką, ir pradėjau pirmąjį pasiruošimą, teko jį nutraukti. Teko jį nutraukti, nes buvo kelio trauma. Tiesioginė to žodžio prasme, Ovidijus vieną dieną mane tiesiog iš salės išnešė, nes aš negalėjau paeiti. Ten jau nesigilinkim, žodžiu, viskas tvarkoja, sveika, viskas jokių, kaip sakant, pasiekmių neliko, viskas ok. Tada aš nutraukiau ir man jau buvo toks nubaimė, bet kokiu atveju, ką toliau daryti, kaip čia toliau viskas. Tada dar į spėjau jaunimo kūno fitnesą rašiausi. Tadagi dar nebuvo nei bikini jaunimo ir panašiai kategorijos. Ir ką, po metų nusprendė vėl mes pasiruošimą vėl kartoti, jau su Ovidijum. Jau jisai patapęs buvo mano treneriu. Viskas tvarkojo, auginom masę. Mes per tą laikotarpį uždėjus 20 kg. O. Prastos masės. Tikrai prastos. Tada visi mes ją taip dėdom. Taip, nes nevalgysi, neaugsi. Tiesiog buvo viską valgyti, daug valgyti, žinai. Kuo daugiau. Kaip galiūnų sporte. Taip, taip. Ir ką, 20 kg svorio ant manęs, nuo mano kem 7, tai ten šiam 8 gal buvo kažkas tai tokio. Pradedam pasiruošimą. Blemba, ten buvo tragedija visiškai, kaip sakant. Ten buvo daug tešlos, nebuvo, buvo kažkiek kokybiškos tos masės liko, bet nestebuklai, ne mano kūnui, kaip sakant, mes vėliau tą išsiaiškinom. Ir ką, ir pradėjau pasiruošimą antrom savo varžybom. Likus 1,5 savaitės iki scenos, pas mane buvo apendicitas. Papuolau į ligoninę. Okay. Taip. Ir tuomet jau buvo toks duobės laikotarpis, jau galvoju, aš nebelipsiu. Tiesiog nebelipsiu. Keletą metų man buvo baimė. Kaip? Viskas stabdo. Taip, atrodo, viskas negaliu. Tiesiog, kaip sakant, psichologiškai vien pasiruošti tam buvo reikalų. Ir keletą metų taip teko luktelt, bet 19 metais išdrįsau vis dėlto užlipti, žengti ant scenos. Okay. Taip. Tais pačiais metais mes lipom, aš atsimenu. Ja, valia? Aš negalvojau, kad ten tavo pirmas startas buvo. Mano pirmas startas. Sovis irgi lipo. Taip, aš tiesiog maliausi daug metų tame, visada tame buvau nuo 2013 metų. Aš tikrai galvojau, kad tu, nes tiek maliaisi tame visame, aš buvau tikrai įsitikinęs, kad, nes aš Šovį kažkiek žinojau, mes nebuvom labai kažkokie pažįstami, bet aš jį žinojau kaip sportininką, kaip trenerį.
man atrodo, ar G+, ar kuris darbavosi, neatsimu. Ir jo, aš tą galvojau, kad buvau įstikinęs, jog tu jau ten lipusi ne kartą. Okay. Ne, tai buvo mano pirmas užlipimas, aš nuo 12 metų maluosi tame kultūrizme. Supratau. Nes dar iki Ovidijaus su pirma trenerė mes jau važinėjome varžybas, mes jau tame buvom. Nuo 12 metų su visa chebra. Supratau viską. Taip. Tai va, ir tada 19 metais buvo pirmas mano užlipimas. Tuomet jau buvo pertraukėlė, vėl keletą metų ir jau tada perėjomės pilnai į NPC, kaip sakant, federaciją. NPC, kaip sakant, sustiprėjo. Sustiprėjo, atsirado Lietuvoje visų pirma, atėjo į Lietuvą, tai ir startavome jau, pradėjau nuo FBB, vienas sezonas, 2 varžybos ir jau tada į NPC. Ok. Bet žiūrėk, tu buvai irgi, minėjai, turėjai ir tų visų vakarėlių ir augai kaip mergina, iš pradžių mergaitė, paskui mergina, su tam tikrais norais, gyvenimo tikslais, visos merginos nori ten ištekėti, susilaukti vaikų, tenais turėti princą balto žirgo ir visą kitą. Kokios tavo svajonės buvo? Mano svajonės, aš labai norėjau būti trenerė. Aš turėjau vieną, aš visada esu darbo žmogus. Žiūrėk, trenerį kieno? Tiesiog noriu būti man pats statusas. Tu tą vaikas jau norėjai? Jau vaikas tą norėjau. Tai dėl to, kad aplinka ta buvo sportinė? Aplinka buvo sportinė, tiesiog aš nelabai įsivaizdavau, kaip gali būti kitaip. Mano pasaulis jis... keitė draugai etapais būdavo, bet paskui būdavo ir koncentruotas į varžybas, visas etapas, supranti. Ir jau toks gaudavos, kad aš salėje užaugus, faktiškai užaugus salėje. Didžiąją laiko dalį praleisdavau, įsivaizduok, mano svorio kategorija, ten 43 kg, didžiulio tašę su apsaugom visomgi, kovos menai, kimono. Ir aš einu į mokyklą, pėdinu prieš mokyklą su ta didžiulio tašę į salę pasidaryti rytinę treniruotę. Pėdinu iš salės tiesiai į mokyklą važiuoju, ten atbūnu visą dieną, tiesiai į salę grįžtu. Okay. Tai atrodo, ir tampais ir visi mane prisimena iš mokyklos laikų mokytų, kaip su ta maža mergaitė su didžiulio taše. Ne kitaip. Koks taugis? 161. Nes dažnai būna žmonės, žiūri ir klausia. Ne, 162, atsiprašau. Plius minus. 161, 162. Kažkas į tą pusę. Kaip pamatuoju? Kiek dabar svorio laikai? Dabar 52 kg. 52 kg plus minus tai yra mano komfortiškas svoris. Galim žinot paslapti, kad neseniai varžybos dalyvauji. Taip, 2 savaitės. 2 savaitės po varžybų. Tai bus laida, aišku, išėjus jau bus po mėnesio, tai... Jo. Filmavimo metu? Taip. Neseniai po varžybų. Tu per pastaruosius keliarius metus keitei trenerius. Teko pasidarbuoti su užsieniečiais. Teko grįžti... pas savo brangų į vyrą. Pas vieną geriausių trenerių Lietuvoje tikrai. Taip. Ir svetur. Jo. Ir palyginam. Tu, žinai, pabandėjai užsienio treneriai, metodikas, vis tiek grįžai savo žmogus. Gal, manau, tas irgi turi pliusų, turi minusų, sakykim. Supranti, yra tokia situacija. Kodėl mes bandėm kitą trenerį pasirašymui varžybom? Nes buitis, šeimininis gyvenimas, darbas kartu ir dar pasiruošimas. Žmonės galvoja, kad mane vyras kontroliuoja visais, kaip sakant, įmanomais visoms sferom. Taip, bet taip nėra, galiu jumis nuraminti. Bet esmė tame, kad labai yra komplikuota. Tai bet kokiu atveju perkeli į pasiruošimą varžybom, tu perkeli labai stipriai santykius. Labai. Ta prasme, tai yra sudėtinga, prie to reikėjo priaugti, prie to reikėjo pribręsti. Tiesiog mes abudu užaugom, tiek jisai, tiek aš, kai priėmėm sprendimą, jog mums yra komfortiškiau vis dėlto daryti taip. O jeigu skirtumas, tai bet kokiu atveju savo žmogus tavim rūpinsis galų gale. Čia ir dabar yra. Čia ir dabar, pirmas dalykas. Antras dalykas, kalbos barjero nėra. Gali pasakyti, kaip yra. Kaip bebūtų. Tai atrodo smulkmena, visi mes anglų žinom, visi mes anglų mokam, bet iki galo paaiškinti tam tikrus momentus yra ganėtinai komplikuota. Taip, gali būti. Taip, ir galų gale tiesiog tu suinteresuotumas trenerio į tave kaip į sportininką visai kitoks. Dabar turi pati ruoši mergaitės. Aš padedu. Jo, mes realiai dirbam kartu su Ovidijum, sakykime, aš jas prižiūriu, daugiau techninius pasiruošimo klausimus jau pagrindą. Aš off-seasoną prižiūriu. Turiu tikrai panūkur, o jau pasiruošimo metu Ovidijus labai stipriau tikrai. Sakant, sueina viskas į
Į vieną, taip, taip, jisai man duoda nurodymus, o aš toliau jau kuruoju ir viską jau dėliojam. Jo. Ok. Iš kur tu semiesi? Motivacijos, tos inspiration? Aplamai savo gyvenime tokio žodžio kaip motivacija, aš labai nemėgstu jį naudoti. Nes, tu darai, ką tu turi daryti. Tau nereikia motivacijos pavalgyti, kai tu alkanas. Tau nereikia motivacijos. Taip. Yra baziniai dalykai, kai tu nori miegoti, tau irgi nereikia motivacijos, kad tu eitum miegoti. Tiesiog tu savo aiškiai nusistatai, ko tu nori, išsigrynini savo tikslus ir tada jau viskas savaime dėliojasi. Ir aš neturiu problemų su motivacija, nes aš visą gyvenimą sportą, aš kitaip nemoku. Man tiesiog yra taip daug paprasčiau. Aš suprantu, kas yra režimas, maisto režimas, miego režimas, sporto režimas. Aš galvoju, kad gal daugelį žodis režimas gazdina, ne? Gazdina. Tiksliau, man labai patinka žodis disciplina, ne? Disciplina. Tinka, pilnai tinka. Nes režimas, aš taip, žinau, kad pats turiu tų klientų darbuojuosi, žinai, ir jie išsigąsta žodžio režimas. Ir jie man atrodo, kad jeigu mes kalbame apie režimą, kad tai yra kažkoks laiko tarpas nuo iki, kada reikia tame režime būti. Taip. O paskui... Visi mes žinom, kaip nutinka. Paskui gali daryti, ką nori. Jo. Tai netgi labiau gyvenimo būdas. Tiesiog kultūrizmas tai yra gyvenimo būdas, tai yra didžioji mūsų gyvenimo dalis. Tiek mano, tiek Ovidijaus, tai nepriklausomai. Ar mes kartu, ar ne ir panašiai. Ar būtina būti profesionaliu kultūristu, kad tavo gyvenimo būdas būtų kultūrizmas? Visiškai ne. Tu gali daryti visiškai tą patį. Aš kaip sakau, norint, ne tai, kad jau nekalbant apie aukščiausius rezultatus, mes turime visi genetinę bazę visai skirtingą ir panašiai, bet tu pasirenki tiesiog tokį gyvenimo būdą ir aš sakau, tu visada turi dirbti taip, kad tarsi tu jau būtum profesionalas. Ir va tas jausmas, tu turi jau pilnai norint, ir tu iš savęs išspausi maksimalų rezultatą. Bet kokiu atveju. Tik iš savęs pačio. Bet aš sakau, mes jau gyvenam labai netgi, jeigu įdomu, galiu papasakot mūsų kasdieninę rutiną, kaip atrodo. Iš tikrųjų, daugumai būna visai įdomu, tai, pavyzdžiui, mes atsikeliam visada praktiškai tuo pačiu laiku. Tai yra? Tai yra, be 27, mano atsikelimas, Ovidijus būna, tarp be 27-7. Tas tarpelis. Pirmu taikiniu keliauju, iš karto vandens susigeriu. Gera stiklinė apie 350 ml vandens. Tik vandens? Tik vandens, pradžiai. Einu daryti tempimo pratimus. Volojos, tempimo pratimai, guliu ant dygliuoto kilimėlio. Kelias, kaip? Turi. Viską mes. Geras. Tai žinok, Aš turiu. Žiauriai geras. Kas žinokit, nebandė, tai labai rekomenduojam. Ir jis žinokit, bičiuliai, labai pigus. Decathlone 25-6 eurai. Taip, taip. Toks galėsiu gal įmesti į komentarų skiltį po laidą nuorodą, jeigu rasiu, kaip tą kilimėlį atrasti. Bet labai geras daiktas. Su tokia pagalvėlė kaklų, imkit žiauriai gerai, ta prasme pagulėti. Tai visada rytas nuo to prasideda, prasivoluoju, pasidarau vakuumus. Jo, kelias minutėlės ir tada jau einu, keliauju gerti papildus. Susigeriu papildus, taip, mes dar prieisim prie tos dalies. Susigeriu papildus ir keliauju daryti kardio. Kardio darau valandą laiko su šuniu lauke. Visada, nepriklausomai nuo koks, kaip sakant, metų laikas yra. Ar tavo kardio yra tiesiog greitesnis vaikščiojimas? Greitesnis vaikščiojimas. Kiek šities darbas būna? Žinok, neseku. Nebeseku. Iš esmės neseku, su šuniu yra ganėtinai sudėtinga, būna pristojimų, būna tiesiog einu prasivaikščiot, prasijudint, kad pilnai, nes aš labai mėgstu būti žvali ryte, nes mano vos atsikeli, tu iš karto jau turi būti darbingas ir žvalus. Taip. Su šuniu pasivaikštom, 8 val. Pas mus yra pusryčių metas, gaminamės pusryčius. Kartu jau su Ovidijum, jisai savais reikalais užsijama labai panašiais iš tikrųjų. Ir tada gaminamės pusryčius, papusryčiaujam, darbui skirtas laikas. Porą valandų padirbam, pavalgom prieš sportą dažniausiai, čia būna 11 val. Valgis prieš sportą ir ant 12 keliaujam sportuoti. Netgi dabar mes iš grafiko iš esmės neišsimušam. Viskas labai, kaip sakant, suderinta gražiausiai. Jeigu laisvą nuo sporto dieną valgom 12 val. Tik toks skirtumas. Toliau mes sportuojam, 3 val. Po sporto valgis. Laikas skirtas darbui, 6 val. Dar vienas valgis, tada laikas skirtas darbui ir į vakaro pusę 3 kartus savaitę einame į pirtį. Dažniausiai į pirtį, kitom dienom irgi atlieku savo kažkokias tai vakar prieš miegą procedūras, būna odos priežiūra ir panašiai ir keliaujame miegoti.
iš dienos į dieną, savaitgalis visom dienom tas. Miegot kelintą valandą einat? Miegot dažniausiai prieš 10 jau užmiegam. Apie be 10 jau miegam. Tai reiškia, miego turit kokybiškų ir pakankamai? Apie 8 valandas visada. Plius minus būna prabudinėjimų kažkokiu, jeigu vadovautis laikrodžiu, nors žinau, kad Ovis šito labai nemėgsta, bet, būna. Aš tai mėgstu iš tikrųjų. Aš pasižiūriu, mes pasiekam tokią bazę bent jau jiem. Tai va, ir visada kiekviena diena yra labai labai panaši. Praktiškai tokia pat nepriklausoma, ar tai savaitgalis, ar tai darbo diena. Žinai, dabar aš įsivaizduoju, žiūrintys, sakys, čia nuobodu, žinai. Galbūt kažkam tai nuobodu, bet mūsų atveju tai yra pats komfortiškiausias būdas gyventi. Bet tu supranti, ir esminis žodis čia yra gyventi. Aš tame jaučiuosi, kad aš gyvenu. Tai yra mano. Aš nekeiščiau nieko, nei vienos dienos. Tiesiog yra, kaip sakant, ta struktūra, viskas yra labai... Mums taip tinka. Bet dabar įsivaizduok. Taip. Kitas sakys, aš ten vakare vyno atsigeriu, alaus, žinai, ten kažkur kažką kartais pasportuoju, ten valgau kada noriu, sakys, o man taip patinka gyventi. Ir gerai. Ir ką tu? Ir labai gerai, visi mes turime pasirinkimą. Aš visada esu už balansą. Ir kiek aš dirbu pagrinde su paprastom moterim. Taip. Mano liaudis yra visiškai paprastos moteris, sakykime, nuo 25 iki 45 metų va tam diapazone, kurios turi vaikus, šeimas, kurios nesportuoja ir panašiai. Ir viskas valio, viską galima įterpti. Kažkiek pamažinti, kažkiek palaviruoti. Tas pats alkoholis, jisai galimas kartais, viskas tvarkoja. Ar pati esi abstinentė? Ne, aš taip savęs nevadinu. Kartais man užeina, aš galiu tą taurę sauso vyno, galiu išgerti. Man užeina. Jeigu būna proga kokia tais arba nuotaika ir panašiai, tai būna itin retai, paskutinį kartą buvo pavasarį taurė vyno. Ok. Ja. Tai mažai užeina. Labai mažai. Turi būti proga. Ok, supratau. Grįžkim pakalbėti apie papildus. Važiuojam. Aš turiu šiek tiek dovanų. Gerai, dovanas mes mėgstam. Žinai, kadangi mes bendraujam, pažįstu, tai žinau, ką tu naudoji. Visą racioną? Daugiau mažiau racioną. Jo, iš tikrųjų, tai aš manau, kad mes žinai, kaip su Oviu pradėjom dirbti, gauni komplektyraną. Taip netyčia gaunas savaime. Su Oviu pradėjom mes dirbti... 21 pradėjom veiklą, tai 21. Jo, tai vat, tada su Oviu darbuojamės, tai dėl to galiu drąsiai sakyti, tikrai daug ką žinau, ką naudojate. Aišku, aš žinau, kad visi turi savo tokių paslėptų gadgetų. Tebūnie tie gadgetai lieka, žinai, pas kiekvieną, bet bent tokia bazė, žinai, kas svarbu daugeliu, kas žiūri, irgi tas yra svarbu. Galvoju, nuo kurio pradėti, gerai. Pradėkime nuo to, kad tu dažnai mėgsti parodyti savo storiukuose, Instagrame ir paraginti savo klientę, savo sekėjas. Tai tau labai gerai pažįstamas kolagenas. Žinok, jeigu galėčiau pasirinkti vieną papildą, kurio būčiau atstovę, tai rinkčiaus būtent Seven Nutrition kolageną. Tai yra mano meilė. Tai yra apie mane, žinok. Ir grožis, ir kokybė. Tikrai taip. Mes, nežinau, pasiplečiam biškai apie jį. Jo, pasiplečiam. Nes kam bus įdomu, žinai, kodėl. Taip, kodėl. Aš išbandžius kolagenų esu va. Tikiu. Ir brangių, ir pigių, ir visokiausių. Kodėl būtent Seven Nutrition, būtent šitas produktas? Tai visų pirma, čia yra hidrolizuotas jūrų kolagenas, kas yra numeris 1, mūsų, kaip sakant, pradėkim nuo grožio, jeigu jau odai, plaukam, nagam, tai yra numeris 1, plus ką mes jame turim. Vitaminą C. Be vitamino C kolageno pasisavinimas būna daug prastesnis. Pirmoji medžiaga, kurią turite žiūrėti sudėtį. Toliau, ką mes turim hialurono rūgštį, kas irgi dar papildomi visi tipsai, biotinas ir jame, jeigu aš neklystu, jisai yra 1 ir 3 tipo. Jisai yra taip. 1, 3. Jisai yra 1. 1 tipo. Jo. Taip, grinai, kaip sakant, pasirūpins jūsų grožim. Oda, nagai, plaukai. Man labai patinka, kada žmonės gali jau papasakoti, žinai, ir nereikia man vien pasakoti apie tos papildus. Ką galiu pridėti apie šitą kolageną? Kelis svarbius dalykus. Tai, ką minėjau, Ana, teisingai, tai yra jūrinis kolagenas. Moksliniai straipsniai teigia, kad jūrinis kolagenas yra biologiškai geriau įsisavinamas, kadangi kolagenas yra hidrolizuotas, tai reiškia, pati molekulė yra ganėtinai maža
ir praeina visus barjerus kur kas lengviau. Toliau MSM yra pridėtas, tai yra tam tikras sieros rūgšties, tai yra sieros rūgšties tipas, kuris skatina mūsų organizmui daugiau pasiimti kolageno iš mitybos. Taip. Nes kolageną mes gaunam iš tikrųjų iš baltyminės mitybos taip pat. Ir jo galima susirinkti nemažai, jeigu turim sutvarkytą labai gerą mitybą. Taip. Ir dar prieisim prie vienos labai svarbios dalies. Galvoju, ko dar tu nepaminėjai. Iš jų biotino daug. Taip, sakėjai, MSM paminėjau. Tie visi kiti ekstraktai čia tokie maži benefitai. Apie kolageną iš tikrųjų šiandien nėra labai daug šnekama. Taip. Ir pastebėjau, kad yra viena barjero pusė už, kita sako ne. Bet, nežinau, galim su tavim padiskutuoti ir galiu truputį tokių teiginių pateikti. 70% mūsų raumenų yra sudaryta iš kolageno. Taip. Tai yra raumens struktūra. Taip. Ir dažniausiai būna problema ta, kad žmonės, jeigu nevartoja pakankamai baltyminio maisto, mes, kaip žinome, bent 2 gramai tam kūno kilogramui turi būti surinkti, tai jau tampa tokia nusistovėjusia norma. Tikrai taip. Ir mes šiandien nekalbam apie didelių raumenų auginimą, nes galvoju, sako, man šiandien to raumenys. Ne, čia yra, žinokit, hebra jau norma. Taip, bazė. Jo, čia jau bazė, o raumenų auginimas tai yra jau on top. Ir jeigu žmogus nesusirenka reikalingo baltymo kiekio per dieną, labai daug šansų, kad jūsų išgertas kolagenas pirmiausia nukeliaus į raumenis. Atstatinėti. Taip. O ne į odą, plaukus, akis, nagus, ragus, ten, kur norime. Taip. Ir šitoje vietoje gaunasi, kad jūs geriate kolageną, bet nevartojate pakankamo baltymų kiekio ir to kolageno į ten, kur jūs norite, dėl ko jūs jį perkate, nukeliauja nepakankamai. Tikrai taip. Ir čia vat yra ta tikroji tiesa. Tai vat kolagenas naudingas yra tiems žmonėms, kurie iš tikrųjų turi susitvarkę mitybą ir susirenka reikalingą kiekį baltymų. Nes kitu atveju iš tikrųjų jūs neturėsite poveikio iš kolageno. Kolagenas nukeliaus į raumenis. Jūs poveikį turėsite, atsiprašau, kad aš tave pertraukiu. Poveikį turėsite, bet kitam tikslui. Taip. Tiesiog. Jo. Kūnas mūsų yra protingas. Jo, nebus ta, ką jūs norite. Tai va šitoje vietoje, jeigu žmogus, ar tai bus vyras, ar tai mergina, taip, nepakankamai suvartoja baltyminio maisto savo mitybos racione, kolagenas ten pirmiausia ir atstos baltymą. Pradėkit nuo baltymų. Susitvarkykit. Labai svarbu suprasti, kad kolagenas nėra lygų baltymai. Taip. Nes kolageno aminorūgščių lentelė yra truputį skirtinga negu vartojimo baltymo, ypatingai gyvulinės kilmės. Gyvulinės kilmės baltymas yra gausus leucinų. Leucinas yra viena iš svarbiausių aminorūgščių, kuri atsakinga už anabolinius ir katabolinius procesus. Tai reiškia raumenų auginimas, raumenų atstatymas, apsauga raumenų nuo jo ardymo, ypatingai ilgos ir ištvermės reikalaujančios treniruotės. O būtent, kada mes geriam, tarkim, proteiną, aminorūgštis, ten leucinų yra pakankamai daug. Ir tai yra kita aminorūgščių grandinė. Kolagene leucino yra labai mažai. Tai yra kitas aminorūgščių spektras, kuris yra būtent reikalingas kitiems tikslams. Taip. Neišsiplėtėm? Išsiplėtėm. Nieko tokio. Gerai. Tai va, kolagenas. Kaip vartoji? Ryte. Ryte. Ir aš iš tikrųjų miksuoju su visais papildais. Tipsas, kad papildų reikia, jeigu gerti daug daugiau, negu įsivaizduojat. Pasiemat vieną didelę stiklinę, viską tenais. Į vieną kiekį susimaišot ir išgerat. Koks skirtumas? Vis tiek skrandėje viskas susimaišys. Realiai pilnai. Su visais kitais papildais ryte ant tuščio skrandžio fantastika. Dar pridėsiu, jame nėra saldiklių. Taip. Tai yra natūralus skonis. Yra keli skirtingi skoniai, bet jie yra natūralūs. Taip. Tai todėl, kadangi nėra saldiklių, tai jis nėra intensyvus. Ir dar labai geras privalumas, tinka maitinančioms ir neščioms. Taip. Todėl, kad būtent nėra saldiklių, tie, kas galėtų pakeisti pieno skonį ir įtakoti galbūt vaikui kažkokius šalutinius berimai, dar kažkas būna prasideda. Taip, drąsiai galite naudoti šitą produktą, jis yra gana natūralus. Ir, kaip sakau, mano veido priežiūros specialistė buvo šoke nuo to, kaip mano oda yra pasitaisis per paskutinius keletą metų, nuo paskutinio mūsų susitikimo po grįžimo iš Ispanijos. Ir jinai iš karto mane čiupo, ką tu naudoji. Žodžiu, tai dabar jinai perka ir pati pas tave tą patį. Tai va, pirkit kainą, iš viso kainos kokybės. Geriausia reklama yra iš lūpų į lūpas. Tikrai taip. Gerai. Tikrai taip. Mano antras mylimiausias.
šitokio produkto aš dar nebuvau nešęs niekam dovanų. Taip. Ir mes to pakalbėsim, kodėl aš šį tau atnešiau. Gerai. Gerai, bičiuliai, pirmiausia, čia yra plant-based vasto, tai yra vokiečių gamintojo proteinas, tai yra augalinės kilmės proteinas. Dabar klausimas iš karto visų bus, tai Ana vegetarė arba veganė? Tikrai ne. Tiesiog, aš jau galiu tą drąsiai sakyti, šiek tiek netoleravau, vėliau žodžiu, jūs supratot visą esmę, su pieno produktais bėdų turėjau. Su pieno produktais tiek su laktoze, tiek su kazeininiu baltymu ir visom, kaip sakant, kitom formom. Absoliučiai negalėjau, buvo labai dideli stiprus veido bėrimai. Veido bėrimai. Tai prasidėjo viskas nuo maisto eliminacijos, visiškai, kaip sakant, mityboje absoliučiai keletą metų neturėjau netgi sūrio gabaliuko. Negalėjau turėti tiesiog. Ir viską eliminavus, buvo likęs proteinas ir vis tiek dar mane, netgi nuo izoliato švariausio mūsų, kaip sakant, pasirinkimo, vis tiek mane berdavo. Mane berdavo, tai pasidariau eksperimentą, tiesiog nutraukiau, pakeičiau izoliatą būtent į šitą variantą. Į augalinės kilmės baltymus ir apytiksliai gal 3 mėnesius palaikiau, gal truputėlį daugiau, susitvarkė viskas kuo gražiausiai. Susitvarkė, kaip ir sakoma, tai, ko netoleruojam, eliminuokit. 2-3 mėnesiai, duokit kūnui truputėlį pailsėt, visus uždegimus pamažint ir paskui vėl bandykit. Tai vad, kas susidarėt merginos su veido bėrimais, labai rekomenduoju, pabandykit. Jeigu prisibijot proteino, prisibijot, tiesiog norit išlaikyti savo veido odą švarę ir jaučiat, kad paberia jautresnė vieta yra, bėrimai atsiranda tiesiog atrodo lygioj vietoj. Ir jeigu turit įtarimą dėl proteino, pabandykit pereiti prie augalinės kilmės. O dabar čia ir bus klausimas. O tai kaip išsirinkti? Kaip išsirinkti? Labai paprastai. Visų pirma, žiūrėkit, kad būtų aukštesnės rūšies proteinas, bent jau 20 gramų baltymo. Šitame yra 25. Čia yra superinis variantas iš viso. Pirmas dalykas, antras dalykas šaltinis. Baltymo šaltinis. Jokiais būdais venkite sojos baltymo. Iš karto sakau, tiesiog čia net nediskutuotino. Tai, kas buvo sukurta ne maisto pramonė, nereikalinga. Soja sukūrė prieš kiek metų, nežinau. Nežinau ir aš. Bet, ta prasme, ne maisto pramonė, tai sukurta yra. Absoliučiai. Eliminuokit. Čia pas mus, jeigu neklystu. Čia 2 rūšių. 2 rūšių. Čia eina žirniai izoliatas. Taip. Ir pupelių. Pupelių, taip, tiksliai. Žirnių pupelių. Jo, tai čia yra, ir ką norėjau aš labai pasakyti, kad kai bandote ieškoti augalinio proteino, augalinio izoliato, būtinai iškoti pirmiausia izoliato, ne koncentratų. Koncentratuose bus palikta daug, kaip čia starč, krakmolo. Krakmolo kaip angliavandenio, nes tai yra tiesiog gamybinis procesas toksai, kad lieka labai daug perdirbant tiek žirnius, tiek visas pupas, lieka daug labai krakmolo ir jeigu produktas nėra iki galo išvalytas, jame lieka daug angliavandenių. Tai šito nereikia, tai venkite tokių produktų ir ieškokite izoliatų. Antras dalykas, žiūrėkite, kad jūsų augalinis proteinas būtų bent iš kelių skirtingų šaltinių sumiksuotas, kad tai nebūtų vienos rūšies baltymo. Jo, tarkim, ryžių būna, kanapių, tai iš jūsų nerekomenduoju. Taip. Irgi antras pasojas. Jo, čia dabar žinau, kad labai daug kas užpyks, nes čia Lietuvoje yra tų gamintojų, man atrodo, su kanapėm. Yra. Jo, kur čia gamina ir tenais labai daug reklamuoja ir sako, kaip čia labai gerai. O paskui stebitės, kodėl pilvus pučia ir... Kodėl pas jūs šito cholesterolį įsiderina. Taip. Tai žinokit, hebra, atsargiai su tokiais produktais. Tai kas yra gerai, tai tikrai žinau, žirniai, pupos, ryžiai, tada... Lietuvoje negausi tikriausiai, bet žinau, kad Amerikoje populiarėja, bet labai brangu. Ir visiškai aš išgirdau ir buvau žiauriai nustebęs, nes pasirodo netgi pagal aminų rūgščių spektrą labai stipriai gryninant galim labai priartėti prie mėsos. Pabandyk spėti, koks augalas. Žinot, neturiu supratimo. Saldi bulvė. Saldi bulvė, batatai. Jo, žiauriai nustebau, žinau. Okay. Bet labai brangus. Jeigu norint saldžią bulvę išgryninti aminų rūgščių lentelės, kad būtų labai jau koncentruotos ir aukštas kiekis, labai brangi žaliava gaunasi. Geras. Bet Amerikoje jau yra sweet potatoes protein isolate, tai ir jis yra brangus, bet žinau, kad pradeda kai kurie gamintojai, man atrodo, po truputį jo idėją, žinai. Aha, vis. Jo.
Geras. Čia tai tu mane labai Aš pats nustebau, kai išgirdau šitą, galvoju, wow, geras. Tai lauksim gal. Pas mus ateis. Paleisim Lietuvoje. Lietuviškų bulvių proteinas. Cepelinų su šaltibarščiais skonio. Čia tai būtų topas. Iš karto, žinok, visą. Ja. Tai va, tai šitą vietoj būtinai, kad būtų skirtingi keli baltymų šaltiniai sumaišyti, būtinai visada ieškokite, kad geras gamintojas privalo turėti va tokią aminų rūgščių lentelę. Matos? Jo. Jeigu ant pakuotės nėra surašyta aminų rūgščių lentelės, suranda šiukšliadėžę ir taip metate. Jo. Todėl, kad tokiu atveju jūs nesuprasite, kas ten iš tikrųjų, kiek jūs ten gaunate ir svarbiausių aminų rūgščių, kurių jums reikia. Tai būtent gamintojas, jeigu jisai teisingai ir sąžiningai viską daro, jisai būtent ant produkto parodys, kokios aminų rūgštys ir kiek aminų rūgščių yra tame produkte. Tai va. Ir nemažiau 20 gramų baltymų. Jo, čia yra bendrai 75 gramai per 100. Taip, 25 man atrodo per portfelį. Ir žinai, kas man labai patiko, nes tu esi irgi tikrai bandžius tų augalinių baltymų nemažai. Taip. Man patiko tavo komentaras paskutinis, kurį tu man kažką pasakėjai, kad pagaliau tai yra tas augalinis baltymas, kuris yra panašiausias savo skoninę prasme į pieno izoletus. Tikrai taip. Iš tikrųjų, kas bandėt augalinės kilmės baltymus, tai žinote, kad truputėlį tas krakmolo miltų poskonis, tiršta labai ta konsistencija, jinai vis tiek lieka, nori, nenori. Toks man kaip cementas, biškai. Kaip cementas truputėlį. Tai būdavo tokis tekdavo gerti, kur jau vos neužsimerkus, užsidengus nosi, 1, 2, 3 išgeriam. Čia, ta prasme, geri su pasimėgavimu, kam daviau ragauti, visi sakė, man visai viskas yra su jo, okei, skoniai labai geri. Jo, yra karamelė, yra bananų duona. Ir aš nežinau, koks tavo skonis, sorry. Kažkaip šitos neužfiksavęs, aš paėmiau šito šokoladinio braunio. Tai čia mano favoritas. Aš žinau, kad moteris šokoladą mėgsta. Tai va, šokoladinio braunio skonio tau proteinas. Labai ačiū tau. Tikrai ta prasme. Dabar dar turėsim nušokti mes į tavo papildų rutiną. Rutiną? Jo. Važiuojam. Papasakok. Drąsiai. Va. Pradedu rytą, kaip jau minėjau, prieš einant kardio, tai mano rytas prasideda nuo kolageno. Kolagenas. Hidro mūsų mylimiausias, pas Karolį rasite druskos. Pasto hidro. Taip. Būtinai. Toliau glutaminas. Kodėl naudoji glutaminą? Žinai, ar ovis liepia? Aš jau tau sakiau, Karolį, jis man nieko neliepia. Ovis yra tau treneris dabar. Treneris, bet mes pasitarėm. Bet jeigu treneris sudėlioja, turi klausyti. Ne, taip, iš tikrųjų glutaminą geriu jau belenkiek metų. Tai vienas iš pirmųjų papildų, kurios pradėjau ir man asmeniškai jaučiasi netgi ant to pačio labai gerai virškinimo sistemos. Aš nekodėl. Kodėl? Todėl, kad glutaminas pirmiausia maitina visą mūsų žarnyną. Taip. Tai yra, pirminis. Jo, jis maitina žarnyną, o žarnynas yra, kaip žinoma, gal kažkas nežinote, bet galiu pasakyti, labai atsakingas už mūsų imuninę sistemą. Visos mūsų imuninės sistemos bėdos būtent prasideda žarnyne. Ir jeigu mes ten turime problemas, tenais kažkas pas mus nefunkcionuoja, tai dažniausiai mūsų imunitetas būtent tenais ir krenta. Ir jeigu mes pradedam sirguliuoti, kabintis lėgos, visokios ir visą kitą, tai yra būtent iš tenais. Ne veltui sakoma, tai yra mūsų antros smegenys. Visiškai. Jeigu turėsime puikiai veikiantį žarnyną, tikrai turėsime puikiai imuninę sistemą. Tai glutaminas yra ta aminų rūgštis, kuri būtent maitina žarnyną, tvirtina žarnyno epitelį. Tai yra ta būtent sienelė, kuri tvarko visą pralaidumą ir automatiškai gerina patį virškinimą, padeda sureguliuoti pH terpę skrandyje ir automatiškai turime mažiau bėdų, jaučiamės kur kas energingesni ir žvalesni. Ir aš tau labai pritarsiu, kad aš pats šitą papildą priskirčiau tikriausiai prie savo būtinų papildų, kurį aš vartoju metų N. Ir aš netgi jeigu keliauju, ar sportuoju, ar nesportuoju, aš kiekvieną dieną rytas, vakaras. Tiesiog vartoju, nes man daug kas yra sustvarkę. Visiškai. Ta prasme, tai yra vienas iš tikrai bazinių papildų, kurios mes rekomenduojam. Nušokom, grįžtam. Gerai, važiuojam. Dabar sakysiu, vėl nutraukiau. Gerai. Toliau, ten pat kregatina, nes labai sudėtingas blemo pavadinimas ir aš labai bijau susivelt. Nesunku. Sunku. Kregatinė. Taip, tu geriau tark. Kregatinė. Kregatinė. Okay. Tai va, lygiai taip pat į visą tą birzgalą keliauja
mūsų jau minėtas papildas. Amos bazūs. Toliau karts nuo karto pageriu multivitaminų. Karts nuo karto. Iš tikrųjų, vasaros laikotarpiu negeriu, nejaučiu poreikio. Jo, tiesiog karts nuo karto, bet šiame etape dabar jau nėra. Ir kas toliau? Tai vitaminas D kvercicinas keliauja kartu, irgi išsigeriu ir keliauju kardio. Toliau važiuojam jau į vakaro pusę. O dienos eigoje? Dienos eigoje, žinok, negeriu. Aš tokia biški užmirštuolė. Aš būna užmirštu, tikrai, jeigu man reikia... Man tą vienintelį tą papilduką išgerti, tai man jau būna paskui... O prievarkautas? Gerai, prievarkautas jau yra taip, be abejo. O intravarkautas? Intravarkautas, viskas taip. Aš jau tokius, supranti, daugiau dėl sveikatos čia pradėjau vardinti. Sakyk, atvirai viską. Atvirai viską, bet mano, tai žinok, išsiplėsiu. Tai gerai. Tai žmonės nori. Jo, prievarkautas būtinai, pusinį mes visą laiką daromės pusę su stimulantais, pusę be stimulantų. Visą laiką čia mūsų tokia tobula formulė yra. Išsigeriam prievarkautą, važiuojam sportuoti, tai tada EAA su anglim, kitaip tariant, jau ten skirtingų rūšių, arba mes dekstrozę, arba dar kažką, tai žodžiu, maišomės į sporto. Jūs tikrai dekstrozės negerėt, jūs gerėt ciklinį dekstriną. Mes geriam tai, ką toleruoja ringys. Aš tai toleruoju viską, o ko jisai netoleruoja, sugeriu aš. Ko jisai netoleruoja, sugeriu aš. Supranti? Taip. Tai tada ir toliau jau keliaujame po sporto. Dabar jau pamirštu gerti, sąžiningai prisipažįstu, bet šiaip tai visada gerdavau magneso ašvagandą. Magneso ašvagandą ir jau keliaujame į vakaro pusę. Vakaro pusę važiuojam omega, kvercicinas. Vėl geri? Vėl geriu. 2 kartus dienoje. Kaip? Kvercicinas apetito neužkelia šiek tiek? Aš neturiu bėdų su apetitu, ta prasme, man visada stabiliai. Aš realiai jį geriu dėl kraujagyslių stiprinimo. Turiu polinkį į varikozę. Kadangi kas turite polinkį į varikozę, bent truputėlį stovimas darbas ir jaučiate maudimą dienos gale kojų. Kiek tu jau išgeri? Apie 600 mg gaunasi. Ten kapsulėmis tu geri, ne? Kapsulėmis, taip. Vieną ryte dalinu, vieną ryte, vieną vakarą man geriausiai padėjo, nes realiai aš atvedus esu grupinės treniruotės 7 metus. Ir pasekmes jos liko. Nori, nenori. Tiek atstraksėjus po 5 valandas per dieną, kartais tekdavo ir panašiai. Pasekmes liko, polinkis į varikozę. Vengiu operacijos jau nuo 19 metų. Kvercicinas yra papildas numeris 1. To klausim. Gerai, važiuojam toliau. Selenas. Omega, selenas, kvercicinas, magnis, ašvaganda, gliutaminas. Kas dar? Kažką gal, kurkuminas, dieve mano, kurkuminas. Kurkuminą tik vakare geri? Šiaip ryte vakare, žiūrint priklausomai turim kokią kapsulę, žiūrint palei kiekį. Tai lyg ir viskas. Svarbu? Man atrodo viskas. Gal kažkas sakys daugokai? Galbūt, kažkam galbūt daugokai. Man taip viskas suprantama, pas mane labai panašus racionas ir man tai yra tiek toks daily dalykas. Kverciciną tik geriau, tik tai ant žiemos daugiau. Kažkaip venų varikozės neturiu. Taip. Nestraksėjau. Iš tikrųjų, reikia linkėjimai Agnijai Danyliai. Labai daug grupinių treniruočių vedat, panelė. Buvusi mano kolegė beje. Tai jums, žinokit, Agnytė, reiktų paklausyti Anos. Žinau, kad pastoviai kartais pasportuot nueinate. Taip. Ir galbūt čia laida žesti, jeigu ne, aš iškirpsiu ir jums atsiųsiu šitą įrašą. Jų gerkite kvercitiną, nes ir šiaip jo, visi, kas daug turi stovimo darbo. Fizinio darbo, taip. Kol jaunos, rūpinkitės, nes kai pereisite 40 slenkstelį, prasidės viskas greičiau. Taip, kai kuriem anksčiau pareina. Gerai, aš nebenoriu daugiau tempti. Gerai, varom sportuoti. Jo, eisim apšilinėti, sportuoti ir mes iš tikrųjų treniruotės metu labai daug dar pašnekėsime apie viską. Kalbėsime apie mitybą, apie treniruotės, tavo pačios, varžybas. Gerai. Tai man patiko šitas. Aš dar neišgėriau iki galo, labai daug šnekėti reikėjo. Dėl ko aš mėgstu V8, aš esu nekartą savo socialiniuose tinkluose pasakojęs, man labai patinka šičia tokios medžiagos kaip vitacholinas. Aš iš tikrųjų vitacholiną pradėjau atskirai gerti. Man labai patinka vitacholinas, nuima tokį smegenų rūką, duoda tokios koncentracijos, darbinės reakcijos, motivacijos. Aš, pavyzdžiui, ryte tiesiog išsigeriu prieš darbą apie 1000 mg. Turiu kapsulėmis ir čia yra ta pati medžiaga įdėta. Čia irgi jos yra, man atrodo, 800 mg. Tai vat aš
būdavau seniau išgerdavau atskirai šitą ir tiesiog darbo metu jausdavausi, kad aš toksai, žvalus, darbingas ir visą kitą, tai lygiai tą patį su metafolinu atskirai darausi. Tai va ir prieš sportą irgi variantas neblogas, o gersim prie workouto. Ar neužteks? Ai, nu jo, čia iš tikrųjų net ir kofeino yra, 150 mg. Tai jo, manau, kad bus viskas pats tas. Tai va, bičiuliai, keliaujame tada sportuoti. Taip. Ir mes jau susitiksime su jumis antroje mūsų laidoje. Iki.